Pakomentuok, prašau, kodėl užsiregistravai Myliu save apskritai šitą projektą. Kam jame matai, ką norėtum galbūt matyti? Čia kaip ir man žinutė, ir žmonėms. Ir žmonėms. Todėl, kad užsiregistravau į Myliu save, todėl, kad tave pažįstu. Daug kartų pas mane buvai tyloj, suprantu, kad esi sąmoningas ir sąmoningėji. Situacijų galbūt visokių yra, kaip pas visus. Ir tiesiog tikiu tavimi. Galiu taip atsakyti. Pas mane yra tikėjimas tavimi. O kaip pats projektas galėtų tau padėti? Pats projektas pritraukti žmonių. Galbūt žmonės per tavo laidą atras mane. Ne? Mano tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių ateitų į saviugdą. Tai aš irgi ieškau visokių komunikacijų, kas tik tai yra sąmoningas, kad galėtų mane išreklamuoti. O tas sąmoningas vienas esi iš tų sąmoningų žmonių, kuris galėtum pareklamuoti. Ir tau būtų nauda, pamatytų, kad yra tokia laida Myliu save, kurią žinau, kad tu daug metų ją jau turi, ne? Kiek metų turi? Jau 5 skaičiuoju. 5 metai jau turi Myliu save ir manau, kad laida yra gera, todėl kad pakalbėti apie dvasingumą, ar apie saviugdą, ar apie meilę savo, tavo mylimas klausimas, ne su visom laidom tu gali. Tavo laidoje tai galima. Nepatogiuose klausimuose to neužduosi. Tai va. Ačiū tau. Linkiu klestėti. Linkiu ir tau klestėti. Būk laimingas ir su šviesa eik per pasaulį. O šitų laidų mecenatas yra personalizuotas.lt. Jeigu reiks gero čiužinio, žinot, kur rasti. Iki susitikimo, sveikatingumo erdvėje Saulė, su jumis Lalita. Ate. Taip, ir vandens neprireikė, ir burnas neišdžiuvo. Ir vandens, ir burnas neišdžiuvo. Aš iš nakvos laikiausi. Dėl ko? Norėjau gerti, galvoju, kaip aš...